Mes lietuviai mėgstame atostogauti Turkijoje. Saulė, puikus oras, rytietiškas paslaugumas vilioja ne vieną. Apsilankiusieji šioje šalyje gerai žinome, kad Turkijos virtuvė neapsiriboja tik kebabais. Jos kulinarinės tradicijos ir įvairovė nustebina ne vieną mūsų. Šiandien mes gaminsime humusą, labai paplitusi visoje Azijoje, kuriam reikalingi yra virti konservuoti endvinčerniai. Humusas tai yra vienas iš arabų kilmės patiekalas, kuris dažniausiai valgomas su lavašu ar specialia duona. Antras pagrindinių ingredientų yra tahinas. Tahinas tai yra sezamų pasta, kuri yra pagaminta iš sezamų sėklų. Sumalus sezamų sėklas išsiskiria sezamų aliejus, kuris labai yra vertingas virškinimo traktui. Tai jeigu gaminant nesunaudotumėt aliejaus, labai būtų sveika jį išgerti ant tuščio skrandžio, viduj tiesiog sutepa visą žarnyną. Prie mūsų recepto reikia ir alyvuogių aliejaus. Tai pirmo spaudimo alyvuogių aliejus labai geras, kuris suteikia drėgmės visam tam patiekalui, nes jeigu naudoti tik tai avinžirnius ir sezamų pastą, ta mūsų vadinama košytė humusas bus per kieta. Tai jai reiktų panaudoti aliejaus. Humusą paskaninti rekomenduočiau paprikos dribsnius. Nors ne visi mėgsta aštriai, bet šitam kartui manyčiau tiks, kadangi valgysim su tortilija. Šiam patiekalui mums reikės česnako, avinžirnių, šiek tiek paprikos dribsnių papuošimui, druskos, tahini pastos, alyvuogių aliejaus, citrinos sulčių ir vandenuko nuo avinžirnių. Be abejo, šį receptą, kaip ir daugelį kitų turkiškų patiekalų, jūs galite surasti Jolitos Koruklų knygoje Turkijos virtuvė, bei nusipirkti visų reikiamų jums produktų parduotuvėje Istanbul Rytų skonis. Galime pradėti gaminti patiekalą. Humusą pagaminti labai paprasta. Tiesiog sujungiam visus ingredientus ir su blenderio pagalba sutrinam į vientisą masę. Beriam česnakus. Pilam tahini pastą. Citrinos sultis. Alyvuogių aliejų. Šiek tiek vandenuko palikto nuo avinžirnių. Ir truputį druskos. Beliko su blenderiu pagalba viską sumalti iki vientisos masės. Šiek tiek papuošti mūsų humusą. Pabarstysim smulkintą raudoną papriką. Ir pilam šiek tiek alyvuogių aliejaus. Mūsų patiekalas paruoštas. Skanaus. Ačiū už pagalbą pristatant Turkijos virtuvę. Čia yra mūsų dovana jums. Prašom.